nauji drabužiai. Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio. Evangelija pagal Luką, 15 skyrius, 10 eilutė. Ir tada Jėzus pradėjo pasakoti palyginimą apie sūnų palaidūną. Šiandien mane domina ta vietėlė, kur tėvas apkabina sūnų ir duoda nurodymų savo darbininkams. Išmaudykite jį ir duokite jam geriausią drabužį, užmaukite ant jo piršto žiedą ir aukite geriausiais batais. Taip, jis geras savo vaikams, geriausiai jiems yra pakankamai gera. Kai kurie bando patys apsivalyti, kad galėtų ateiti pas tėvą, tačiau tik tėvas turi specialų muilą, kuris gali pašalinti nuodėmių dėmes. Mes galime tas nuodėmes trinti, plauti, uždengti, viską išbandyti, bet dėmes lieka. Tik jis jas gali pašalinti ir be jokio mūsų įsikišimo. Tai vadinama atleidumu. Jis ateina iš Dievo ir visiškai mūsų apvalo. Mes nieko negalime padaryti. Mes turime tik pasakyti, taip, prašau, Tėve, apvalyk mane nuo mano purvo, nuo dėmių, naudų ir visko, kas mane teršia, ir jis tikrai tai padarys. Jėzus jau sumokėjo kainą ant kryžiaus. Jis džiaugiasi, kad jo auka nenuėjo veltui. Džiaugiasi, kai tu ją priėmė ir ją pasiklausė, palikdamas visas savo pastangas. Mes tikrai negalime nieko padaryti dėl mūsų išgelbėjimo. Tai yra dovana. Kodėl kai kurie taip stengiasi, kad jiems būtų atleista, nes atleidimas prieštarauja jų išdidumui. Tai reiškia, ką nors gauti veltui. Įsivaizduokite, kad bankas man dovanoja 1 milijoną eurų. Paskolą, aš būtinai noriu padovanoti 5 centus. Jokinga, leis padovanoti, jei nori pats atpirkti savo kaltę, Jėzaus auka tau negalioja. Tai žeidžia Dievo meilę. Tu gauni naujus drabužius, švarus, švytinčius baltus drabužius, tu esi švarus ir šventas. Tu gauni žiedą su antspaudu, viską, ko prašai maldoje. Viešpats išklauso, tu gauni batus. Tai batai skirti žodžiais ir darbai skelbti Evangeliją. Jau dabar išreikšt jam pagarbą. Sąmoningai neteršk drabužio. Nepiktnaudžiauk antspaudo žiedu, kad įvertintum savo valdžią ir nešiok batus. Nesėdėk ant patogumo sofos. Jis yra malonės jų viešpats šioje malonėje. Nes jis yra malonės viešpats šioje malonėje. Jis yra malonės viešpats šioje malonėje. Nes norime gyventi. Dėkoju Jėzų už naujus drabužius. Viešpatie, kartais aš juos išpurvinu. Kaip gerai, kad tu visada iškart juos išvalai. Man patinka nauji drabužiai. Patinka švara, kurią tu duodi. Dėkoju už naująjį gyvenimą, naują galimybę, viltį, džiaugsmą ir visus palaiminimus, kuriuos man padovanoji. Amen.